Sveiki, gyvi, dar vienas automobiliukas, geras oras, tai parodysim daugiau šiandieną. Toyota Avensis. Avensis 2 litrai dizelis, meluoju, 2, 110 kW, 12 metai, šiek tiek susipainė. Tvarkingas automobiliukas, grįžęs iš Vokietijos, salonas gražus, niekas nesuplyšę, niekas nesulūžę, navigacija yra, galinio vaizdo kamera yra, 207.6 ridos, autopilotas, multifunkcinis vairas. Šiaip automobilis kėbulas idealus beveik, turi kelias duobeles, bet šiaip jokių parūdimų ar kažkokių kitų blogybių nėra. Turi nuimamą kablį, bagažinė skyrius tvarkinga, neišlaužyta. Pirktas iš Toyotos Autohauso, tai visa istorija yra, pateiksim. Visai neseniai keisti tepalai, naujas akumuliatorius įdėtas, tai tikrai žiemą vesis gerai. Pats automobiliukas važiuoja smagiai, variklis dirba tvarkingai. Ir kaina bus apie 4,5 tūkstančių eurų. Tai vat, ką domina toks japoniškas Passatas, drąsiai galite kreiptis su gera ar bloga kredito istorija, jeigu norit išperkamosios nuomos. Tai pasiūlysim išperkamąją nuomą, jei norit vartojimo paskolos, galim finansuoti per banką, o jei turit savo pinigėlių, tai viskas tvarkoja, galit pirkti pavedimu ar grynais, kaip patogu, ir įsigyti tokį automobiliuką. Tai vat, ką domina, rašykit, klauskit, padėsim įsigyti.